Kokie jūsų vardai yra? Birutė, Kamuolynai, tai tavo? Laura Narytė. Kiek amžiaus? 14 metų. 14. Ir kaip jauti šiandien sutikdama Kudirką? Džiaugiuosi, kad jis laisvas. O tu? Aš negaliu tikėti, kad jis tikrai laisvas ir kad jis čia atvyks. Esi nustebus, kad rusai jį paleido? Taip. Jo. Labai. O jeigu jį galėtum su jo pati asmeniškai pakalbėti ar su jo dukterim, ką pasakytum apie gyvenimą Amerikoje? Kad jiems patiks čia, manau, kad yra daug lietuvių. Ir O tu? Kad jie galės daryti bet ką jie tikrai norėtų, kad galės eiti bet kokią mokyklą, žaisti bet ko norėtų. O kam šitos gražios gėlės yra? Čia yra Simo žmonai. Gerai. Ačiū mergaitės. Tavo vardas? Danutė. Ir kiek tau metų? 10. Tu žinai, kodėl čia atėjusi? Ne. Ne, nežinai. O kaip Sima Kudirką sutikta atėjai? Taip. Su tėveliais? Taip. Ką tu žinai apie Simą Kudirką? Aš nieko nežinau. Nežinai, kad jis pabėgo, kad rusams buvo atiduotas? Taip. Kaip žinai? Gerai, ačiū. Klausime. Kokie jūsų jausmai šiandien, kaip Simas Kudirka atvyksta į Ameriką? Pasitenkinimą. Pasitenkinimą. Žmogus yra iškentėjęs užtenkamai, yra tiek pastangų pridėta, kad jis būtų laisvas ir pagaliau jis yra laisvas. Ar jūs nustebote, kad rusai jį paleido? Ne, aš galvoju, anksčiau ir vėliau paleis. Kokie jūs manot svarbiausias yra momentas šio įvykio reikšmė, kad Kudirka buvo Kudirkos bėgimo? Žmogus siekia laisvės ir jis už tą laisvę daugiau užmokėjo kaip kiti. Ar jūs manot, kad galima palyginti Simo bėgimą į Ameriką su mūsų bėgimu nuo rusų, reiškia dibukų? Iš dalies galima. Bet jo bėgimas, mano nuomonė, yra daug sunkesnis kaip mūsų bėgimas. Mūsų ilgesnis, jo gal trumpesnis, bet daug sunkesnis. Ką jūs patartumėt Simai Kudirkai apie gyvenimą Amerikoje arba apie lietuvių Amerikos gyvenimą, jeigu galėtumėt su juo asmeniškai pakalbėti? Aš jam linkėčiau mažiau, kaip man įsireikšti, aš jam linkėčiau, kad jis gyventų, kaip sakant, less public eye, privačiau. Privačiau. Nes man atrodo, kad truputį per daug yra jo atvykimas, skelbimas ir žmogus po tokių kančių turėtų ramybės turėti. Ne tiek kaip šiandien? Nu, truputį reikia, bet jam man atrodo ramybės irgi reikia. Labai dėkuoju.